Terese, tu išsijungus garsą kalbi. Nu, bet tai faina, klausyk. Žiūriu, lūpos juda, galvoju, lyg tai kažką sakai panašu. Nu, va, ačiū labai Daliai, iš tikrųjų labai gerai. Labas vakaras visiems, kas renkatės, jungiatės, priminkit dar savo žmonėms, nes iš tikrųjų žmonės pamiršta, žinot, lėkimas, bėgimas, atšalo oras, atėjo žiema. Tai va, tai dar gali tikrai suspėti pakviesti prisijungti į šio vakaro webinarą, kuris yra tikrai įdomus, aktualus, nes vat, jau iš tikrųjų yra prisijungusių žmonių ir pradėsime, kadangi gerbėme laiką tų, kurie jungiasi laiku. Taip, tai dabar būtų gerai atgalinis ryšys, ar matosi skaidriant visą ekraną? Taip. Taip, matosi, taigi gerai, valio. Kol aš prisistatysiu, tiems, kurie dar manęs nepažįsta, tai labai prašau parašyti į čatą, iš kokių miestų mes čia šiandien esam susirinkę. Kokiagi pas mus geografija, nes iš tikrųjų būna labai įdomu, smalsu pasižiūrėti. O aš prisistatysiu tuo metu. Aš esu Teresė Kabošienė iš Vilniaus, sveikatinimo praktikė, konsultantė pagal rytų sveikatos tausojimo filosofiją, konsultuoju pagal USINS sveikatos sistemą, taip pat nustatau sveikatos būklę naudojant akupunktūros prietaisą ir biorezonanso prietaisą. Dalyvauju kuriant sveikatinimo programas, sudarau asmeninės sveikatinimo programas ir esu detoks programų trenerė. Taip, taigi einam pasižiūrėti į čatą, taip, Vilnius, o Vilkaviškis, pažiūrėkit, kaip įdomu, kaip pas mus čia vat atstumai kokie, ar ne, Vilnius, Klaipėda, Kupiškis, Vilnius, Utena, Šiauliai. Na va, mato, dar jungiasi žmonės, taip, ir tikrai geografija gan plati. Labai smagu, kad jūsų iš visų kampelių Lietuvos ir kitą kartą tikrai žinau, būna dar ir iš jų užsienio pasijungusių žmonių. Sveikatos išsaugojimas tai yra apima įvairias priemonės skirtas kūno priežiūrai, ligų mažinimui, sveikatos stiprinimui ir aktyvaus ilgaamžiškumo prailginimui, atsižvelgiant į bendrus gyvenimo dėsnius. Šios priemonės turėtų būti sujungtos į vieningą veiksmų sistemą, siekiant išsaugoti sveikatą ir prailginti gyvenimo trukmę. Taip viskas tarpusavį turi susisieti ir tada žmogus yra sveikas. Ir tą patį simbolizuoja mūsų sveikatos pentagrama. Matote paveikslėlį, tai yra USIN sistema, dar kitaip vadinama. Tai irgi yra harmonija. Kodėlgi pas mus atsitinka taip, kad kasdien žmonės vis dažniau skundžiasi blogėjančia mintim, blogėjančia savijauta. Labai daug, ypatingai dabar, susiduriu su tuo, kad žmonės skundžiasi, neturi energijos. Tai žinoma, pradedi su žmogum kalbėti, klausinėti ir prieinam, aišku, dar ir prie tokio klausimo - mityba. Ir ar gauname su maistu viso to, ko mums reikia. Nes, žmonės, kaip vis tiek, mes gaunam energijos, taip pasikraunam iš maisto, ar ne? Mums maistas reikalingas tam, kad mes iš ten gautume kuro ir paskui, kurį mes deginam ir taip mes veikiam, gyvenam, dirbam darbus. Taigi, bet nepriklausomai nuo to,
kai žmonės sako, nu, mes perkam labai gerą, kokybišką maistą, perkam daržovės iš ūkininkų, ten, sakykime, mėsą perka iš ūkininkų, ar ne? Tai ne faktas, kad viskas yra iš tikrųjų labai kokybiška. Ir būna taip, kad mes iš to maisto nelabai kažką galim įsisavinti irgi dėl tam tikrų priežasčių. Kas gi įtakoja į mūsų maistą, sakykime, mūsų daržovės arba ir mėsą, kodėl jau yra ne ta kokybė, kuri turėtų, sakykime, kurį norėtume, kad būtų. Ir kad mes gautume iš ten, tikrai, mes norim iš maisto visko gauti. Pirmiausia, tai dauguma sako, kad vis dėlto yra labai daug naudojame maisto, kuris yra perdirbtas. Labai daug perdirbto maisto. Tikrai lentynos pilnos parduotuvėse lūžta, visko prikrauta, akys bėgioja, ypatingai jaunimas, vaikai, kurie dar nesupranta ir nežino, ką reiškia šitie visi grožiai, o dar įpakavimai kokie gražūs ir jie mus vilioja. Taip, toliau. Labai nualintas yra dirvožemis. Kadangi iš tikrųjų sėjomaina jau ne visur yra taikoma, nors dabar yra labai geras momentas, dabar jau grįžtama prie to, kad keisti ir sodinti vienais metais vienokias, sakykime, kultūras, kitais metais kitokias ir jau atsiranda sėjomaina. Bet žinoma, mes žinom, kad yra pramoniniai dideli ūkiai, kur to nelabai įmanoma padaryti, o taip pat ir jau dirvožemis yra išsekęs, nualintas iki tiek, kad reikia laiko, kad jisai atsistatytų. Žinoma, kad greitas gyvenimo tempas. Dabar tikrai, čia kalbėjau su pažįstama visai neseniai, ir jeigu reiktų paskaičiuoti, sakykime, prieš kiek laiko kažkas įvyko, tai reikia viską dauginti iš 2. Dažniausiai tai būna, sakykime, paskaičiuoju, kad maždaug, sakom, atsitiko tai prieš metus. O kai pasižiūrė į tikrą datą, nebe metus, o 2 metai būna praėję. Tikrai, tempai dabar labai greiti, turim viską suspėti greitai, labai didelis rautas informacijos, tai ir jaunimas irgi kalba apie tai, kad mes bėgam, lekiam, skubam, nėra kada, sakykime, namuose normaliai gamintis, tai viskas yra, ir maistas yra, ar ne, netgi greitas maistas, taip ir vadinasi. Taip pat susiduriam su tuo, kad monotoniška mityba yra labai vienoda mityba, o tai lemia tai, kad, kas greičiau, kas paprasčiau, tai tada ir gaunasi, kad labai vienodas maistas. Toks susidaręs labai klaidingas supratimas, kad skaniai pavalgyti arba įvairiai pavalgyti reikia labai daug laiko. Tai yra tikrai mitas, tai yra netiesa, nes aš pati jums galiu pasakyti, dirbau su dietiste ir jinai mane vedė, labai aš tikrai dėkinga už rezultatą, tai valgiau tikrai ir skaniai, valgiau ir valgau ir galima labai greitai pasigaminti skanų kokybišką maistą. Ir maistas būna įvairus. Bet tam reikia laiko, reikia susistatyti, aišku, sakykime, meniu, tai ką valgysiu kiekvieną dieną, savaitei meniu, arba turint laiko galima ir ilgesniam laikui susistatyti ir pasižiūrėti, kad vyrautų maisto įvairovė. Stresas ir gyvenimo būdas. Taip, jeigu mes stresuojam, jeigu žmogus gyvena depresijoje, tai jis iš tikrųjų nieko nenori ir jam niekas neįdomu. Tai pirmiausiai žinoma, kad tokį žmogų tai reikia išvesti iš tos būklės, iš streso, iš depresijos būsenos ir tada jisai jau kažką norės veikti ir domėtis. Virškinimo sistemos problemos. Taip, čia būtų apie tai, kad, sakykime, žmonės perka gerą kokybišką maistą,
ir, sakykime, iš ūkio arba patys auginasi, bet iš ten neįsisavina vitaminų, mikroelementų. Ta aš matau irgi atlikdama biorezonanso tyrimą ir žmonės netgi papildomai papildus geria arba vitaminus, bet nėra įsisavinimo. Todėl, kad yra problemos su virškinimo sistema. Pas mus plonajam žarnyne turi įsisavinti daugiausiai ten vitaminų ir mikroelementų, kai kas įsisavina pas mus ir storajam žarnyne. Tai turi būti tvarka, o jeigu ten nėra tvarkos, tai ir nėra atitinkamo įsisavinimo. Kokiosgi tada atsiranda problemos, kai tai sudėjus viską, ką mes, sakykime, pakalbėjome, atsiranda žinoma, kad įvairios problemos arba kitaip vadinamos ligos. Tai nutukimas ir metabolinis sindromas, antro tipo cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos, virškinimo sutrikimai, vitaminų ir mineralų trūkumas ir dėl to atsirandančios ligos, avitaminozė ten irgi gali būti. Tikrai būna žmonių, kuriems labai trūksta. Turėjau mergaitę, buvo atvedę man panelę, jauna 13 metų, irgi ieškojo, dėl ko vaikas alpsta. Tai vedė per gydytojus ir poliklinikas, ligoninėj gulėjo, paguldė į ligoninę, todėl kad nualpo, pamokų metu nualpo ir nuvežė į ligoninę. Tai įsivaizduokit, išrašė vaistų nuo epilepsijos. Atvedė, gerai, kad ten buvo viena moteris, kuri parekomendavo ateiti pas mane, nes priežasties nerado. Ir ką jūs galvojate? Tokiai paneliai, kuri bręsta, kuri auga, kuriai tikrai labai įvairūs reikalingi mikro-makro elementai, reikalingas maistas ląsteliai, pas jie nerasta jokių vitaminų, nerasta mikroelementų, geležies trūkumas. Tai aš klausiu iš viso, vaikas, kaip tu paeini ir kaip tu aplamai gyveni. Taip, sakė, taip ir einu, galva svaigsta, mokytis negali, atminties nėra, tai toks rezultatas. Yra iš tikrųjų baisu. Tai priežastį aš nustačiau, mes sustatėm programą, tai svarbu, kad panelė toliau įsiklausytų, išgirstų, kas jai buvo pasakyta ir vykdytų. Kas toliau atsitinka dar, jeigu tokių trūkumas visko yra, ar ne? Tai lėtiniai uždegimai ir autoimuninės ligos. Ir aišku, kad psichikos sveikatos sutrikimai. Galiausiai ateiname iki to ir paskui gali būti dar baisiau ir visokios depresijos. Su kuogi atsiranda problemos? Odos ir plaukų problemos, sausa pleiskanojanti oda, padidėjęs odos jautrumas, egzema, trapūs slenkantis plaukai. Toliau, smegenų ir nervų sistemos sutrikimai. Jeigu jūs atrandat kažką, kas bus pas jūs, ką aš čia paminėsiu, kad jūs jau pastebite pas save, tai parašykite į čatą pliusiuką. Tai smegenų ir nervų sistemos sutrikimai, tai prasideda prastėjanti atmintis, žmogui sunku susikaupti, nėra koncentracijos, dabar tikrai tėveliai pastebi mokyklose ir mokytojai skundžiasi tuo, kad vaikams sunku susikoncentruoti. Labai trumpam laikui susikoncentruoja. Nuotaikų svyravimai, depresija ir nerimas. Kas toliau? Širdies ir kraujagyslių problemos. Lietuva Europoje užima pirmą vietą širdies ir kraujagyslių problemų. Galiu su tuo jūs pasveikinti. Kokiosgi problemos būna? Tai padidėjęs kraujospūdis, padidėjęs blogasis cholesterolis, kaip siaubas, čia visiems apie tai labai yra kalbama, bet labai keistai yra gydoma.
Padidėjusi širdies ligų rizika, o širdies ligų atsiranda kuo toliau, tuo įvairesnių ir kas liūdniausia, širdies problemos lygos jaunėja. Toliau, uždegiminių ligų paūmėjimas, sąnarių skausmai ir ligos, tai įvairūs artritai, artrozės, reumatiniai artritai, polinkis į lėtinius uždegimus ir autoimuninės ligas. Netgi nustato taip, kad, pavyzdžiui, ieško žmogui problemų ir pasako, pas jūs visame organizme yra uždegiminis procesas. Tai va, tai dėka, kai trūksta pas mus medžiagų, vitamino, mikroelementų, o ypatingai omego, jeigu pas mus trūksta omegų, tada atsiranda įvairūs uždegiminiai procesai ir, sakau, netgi gali būti visame organizme. Toliau, silpnesnė imuninė sistema, taip. Tai didesnis jautrumas infekcijoms, žmogus paprasčiausiai kažkur nusičiaudėjo, kažkur ir pasigavo ir pradeda sirgti, lėtesnis žaizdų gijimas, taip, yra žmonės skundžiasi tikrai, kad labai blogai gyja žaizdos, akių problemos, sausų akių sindromas ir regėjimo silpnėjimas. Kokiegi yra sprendimai šitom visom problemom spręsti? Nesiruošiu jūsų čia visųgi prigazdinti. Valgyti natūralų, mažiau perdirbtą maistą. Taip, kuo mažiau maistą virti, ten perdirbti, valgykim, pasiemam kopūstą ir valgykim, pasimkim morką ir graužkim. Taip, kuo mažiau perdirbti, tuo yra geriau. Vartoti pakankamai skaidulų, probiotikų, omega-3 riebalų rūgščių. Toliau, mažinti cukraus ir perdirbtų angliavandenių kiekį, rūpintis žarnyno sveikata, nes ji tiesiogiai susijusi su bendra savijauta. Vengti ilgalaikio streso ir pakankamai ilsėtis. Taip, reikia išmokti persijungti, pasižiūrėkite, kaip moka vaikai. Vaiko, sakykime, kažkas vaiko atsitiko arba nubaudėt ir jeigu pastatysit į kampą, jisai nenusimins. Vaikas kampe atras ką veikti, pradės kažką ten knaibyti, tapetą plėšyti. Vaikai ten tikrai atranda ką veikti. Dabar, aišku, aš nežinau, gal vaikų į kampus nebestato, bet tai, kai aš dar dirbau auklėtoja, tai būdavo tokių momentų. Aš pati esu kampe stovėjus, tai čia nieko blogo. Tai va, bet vaikas staigiai persijungia. Žiūrėkit, čia vaikas verkia, čia jisai jau juokiasi. Tai va, mokykimės iš vaikų, nes tai yra labai gerai. Aišku, jūs žinot, yra visokių technikų, giliai pakvėpuoti, paskaičiuoti iki 30, sakykime, ar ne, ir nusiraminam, arba išeiti, pasivaikščioti, yra visokių metų. Taigi, sveika mityba tai ne dieta yra, o gyvenimo būdas, kuris gali padėti išvengti daugiau ligų. Taip, iš tikrųjų, taip yra. Ir labai džiaugiuosi, kad turime mes tokią Tiens kompaniją, su kuria aš jau daugiau kaip 21 metai. Ir būtent ši kompanija pristato mums produktus, pagalbą spręsti visom aukščiau išvardintom problemom. Jiems tai yra daugiau nei sveikata, tai yra ilgalaikės gerovės balansas. Manau, sutiksit su tuo, nes tiems duoda ne tik tai sveikatą, duoda žymiai daugiau. Bet šiandien mes kalbėsime apie sveikatą. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad per tiek metų, kiek aš pažįstama su Tiens auga, klesti, atranda vis
atranda vis daugiau naujų produktų, gamina vis naujesnių produktų, pritaiko naujausias technologijas, atranda įvairias sudedamasias dalis ir žiūri, prisitaiko prie to, ko dabar šiuo metu reikia rinkoje. Yra labai įdomi technologija, Tiens Beauty Duo yra toksai produktas, kur yra pagaminta kapsulė kapsulėje įdėta. Tai vat apie tai ir kalbama, kad yra tikrai naudojamos labai unikalios technologijos ir vat sugebėt sudėti į vieną kapsulę 2 kapsulės, tai tikrai yra labai šaunu, nes taip toks ypatingas produktas, kuris sprendžia labai daug įvairių problemų ir būtent tų problemų, kurios yra šiais laikais, šiai dienai. Šitos problemos yra aktualios ir dabar trumpai papasakosiu apie šitą produktą ir kuogi jis iš tikrųjų labai ypatingas ir žinot, kiekvieną kartą viską ruošiesi paskaitai, tai aš iš naujo įsimyliu į kiekvieną produktą ir sakiau, viskas, jau dabar vėl reikia jį naudoti. Taip, tai vat kaip matote, va čia yra kapsulytė ir kita kapsulytė, va ta žalia yra viduje. Taip ir vadinasi Duo kapsulės. Kasgi čia įeina? Tai yra nakvišo aliejus, omega 6, tai yra chlorela, tai yra žalioji arbata ir dar eina varis ir vitaminai. Tai vitaminas C ir E. Ir cinkas įeina į šitą produktą. Labai tikrai įdomi formulė. Kuogi ypatinga nakviša? Jau moteris tai tikrai žino šitą produktą ir sakys, oi, tai čia taip, čia yra moterų produktas, ne tik tai moterų produktas. Tai produktas, tai pirmiausiai, tai mes visi žinom, kad hormonų pusiausvyrai. Labai svarbu, kad būtų normalus hormonų balansas mūsų organizme, nes nuo to irgi labai daug kas priklauso. Tai ir priklauso menopauzė, kaip mes pernešim, taip pat priešmenstruacinis sindromas, PMS, kaip jį mes pernešam, tai taip pat nakviša padeda mažinti krūtų jautrumą, ypatingai prieš menstruacijas, dirglumą, nuotaikų svyravimus. Taip pat nakviša iš senų laikų labai yra žinoma nakvišos aliejus ir naudojama plačiai odos ir plaukų sveikatai, nes padeda drėkinti, būtent drėkinti odą ir kai yra sausi lūžinėjantis plaukai, irgi nakvišo aliejus labai tinka. Taip pat širdies ir kraujagyslių sistemai, todėl kad ten įeina ir omega 6 rūgštis ir jinai padeda būtent prie kraujagyslių sistemos, nes turi būti atitinkamas balansas tarp omega 3 ir omega 6. Toliau, kam dar reikalinga naudojama nakvišo aliejus, tai yra sąnarių ir kitų uždegiminių procesų mažinimui, nervų sistemai ir emociniai būsenai gerinti. Tikrai yra įdomus produktas ir kitaip dar vadinamas, žinote, Primrose Oil ir labai iš senų laikų labai plačiai naudojamas. Toliau yra žalioji arbata, irgi įeina į šitą mūsų produktą, į Beauty Duo. Tai labai stiprus antioksidantas. Žalioji arbata labai pati iš savęs, aš manau, jūs tikrai mėgstate ir naudojate, geriate žaliąją arbatą.
Jinai ir tonizuoja taip pat, ilgesnį laiką pagėrus žalios arbatos rytais, tai tikrai galima atsisakyti ir kavos. Taip pat gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, nes valo visas kraujagyslės, valo vamzdelius esančius mūsų organizme. Taip pat skatina medžiagų apykaitą ir svorio mažinimą, gerėja medžiagų apykaita ir tikrai reguliuojasi svoris. Taip pat gerina smegenų veiklą ir mažina neurodegeneracijos riziką. Pagerėja kraujotaka ne tik tai visame organizme naudojant žalią arbatą, bet gerėja kraujotaka ir smegenų veikloje. Todėl gerėja atmintis, koncentracija ir yra profilaktika Alzheimerio ir Parkinsono ligom. Taip pat stiprina imuninę sistemą. Chlorela. Chlorela yra toks įdomus labai dumblis, iš tikrųjų jisai yra žalesis dumblis ir tai yra kaip ir ekologiškas maistas ląsteliai. Ir kągi daro šita chlorelė, tai padeda pašalinti sunkiuosius metalus iš organizmo, kas yra labai svarbu. Nes iš tikrųjų sunkiųjų metalų mes gauname ypatingai gyvendami didmiesčiuose, va dabar, kai prasidėjo kūrenimo sezonas, stipresnis kūrenimo sezonas, tai mes jų gaunam daugiau. Taip pat stovint kamščiuose prisikvėpuojam tų išmetamųjų įvairių dujų ir va jums sunkieji metalai. Taip pat skatina kepenų detoksikaciją natūraliai skatina kepenų valymąsi. Tai irgi yra stiprus antioksidantas, stiprina imuninę sistemą, kas mums irgi labai yra svarbu, kad apsisaugoti nuo virusų, bakterijų, nuo visokiausių peršalimo ligų. Taip pat gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, palaiko sveiką svorį ir virškinimą, priduoda energijos. Taip, nes, kaip ir sakiau, tai yra ekologiškas ląstelės maistas, tai vat priduoda energijos, smegenų veiklos gerinimas, nes, jeigu pamaitina ląstelę, tai aišku, automatiškai ateina ir į smegenis maistas. Padeda mažinti uždegimus ir palaiko hormonų balansą. Bet irgi produktas, kuris dar ir hormonų balansą palaiko. Taipgi, ir vienas iš tokių labai įdomių iš sudedamųjų dalių tai yra varis. Varis yra reikalingas mums organizme labai nedidelėm dozėm, bet jis yra iš tikrųjų labai svarbus, nes jeigu trūksta vario, tai pas mus organizme nevyksta kai kurie svarbus procesai. Ir iš tikrųjų nelabai daug kur mes vario galime gauti iš maisto, bet tinkamo kiekio ir, sakykime, produktuose ar papilduose. Kągi daro gero varis? Jisai palaiko sveiką kraujotaką ir kraujo gamybą, tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Svarbus nervų sistemai ir smegenų veiklai, tai irgi yra profilaktika nuo Parkinsono ir Alzheimerio ligų, stiprina imuninę sistemą, irgi dalyvauja imuninėje sistemoje, palaiko energijos gamybą, kaip aš ir pradžioje jums sakiau, kad labai daug kas skundžiasi, kad trūksta energijos, tai garantuotai trūksta vario, stiprina kaulus ir jungiamuosius audinius. Tai, matot, ir nuo vario netgi priklauso tai, kad mūsų kaulai stiprėtų ir jungiamasis audinys, tai žinoma, kad ir žaizdų gėjimas arba, sakykime, po operacijų sveikimas, gerina plaukų ir odos būklę. Taip pat plaukų pigmentas irgi priklauso nuo vario. Jeigu žmogui trūksta labai daug vario arba anksti pradeda trūkti vario, arba su maistu vaikas negauna vario, tai atsiranda žili plaukai.
Jeigu žmogus anksti jaunas pražyla, tai pas jį garantuotai trūksta vario. Tai vat yra papildas, kuris gali apsaugoti netgi nuo žilimo. Taip pat į sudėtį įeina į biotinas, tai toksai yra grožio vitaminas arba B7 arba vitaminas H. Aš kai darau biorezonanso tyrimą ir labai dažnai žmonėms trūksta šito vitamino. Ten rašo, kad trūksta vitamino H, tai va, tai yra biotinas. Ir jo reikia iš šalies gauti, nes nuo šito grožio vitamino trūkumo priklauso mūsų plaukų, odos ir nagų. Pirmiausiai šitų dalykų būklė. Toliau, tai ir energija, ir medžiagų apykaita, taip pat nervų sistema, raumenų ir sąnarių sveikata ir svarbus labai yra produktas nėštumo metu. Tam, kad tinkamai vystytųsi vaisius ir ypatingai vaisiaus nervų sistema, kad paskui kūdikio būtų susiformavusi tinkamai nervų sistema ir smegenų veikla. Vat labai ypatingas irgi produktas. Kaipgi valgyti reikėtų šitą produktą? Patartina yra naudoti 2 kapsulės per dieną valgio metu, nes visos aliejinės kapsulės yra valgomos būtent valgio metu. Tokia yra rekomendacija. Dar vienas unikalus produktas, kurį mūsų kompanija pristatė visai neseniai, tai yra omega 11 ir omega 3. Tai irgi labai yra toks inovacinis produktas, visai naujas. Ir kuogi šitas produktas yra unikalus? Tai yra pirmiausiai, kur gaudomos šitos žuvys. Produktas yra iš tam tikros silkių veislės, kuri plaukioja Norvegijoje vandenyse, ir jinai plaukioja tam tikrame aukštyje, sakykime, per vidurį ten vandenyno, tos jūros, ar ne, ir tenai yra mažai teršalų, labai švarus produktas gaunasi. Labai yra svarbu pagaminimo procesas, kadangi užtrunka tik 30 minučių nuo žuvies gavimo iki kapsulės aliejaus padarimo. Todėl yra, sakykime, aš esu perkandus šitą kapsulę, omegos 11, tai beveik nėra skonio, o atsidarius buteliuką, tai iš viso nesijaučia jokio žuvies skonio ir labai yra geras įsisavinimas ir tikrai labai malonu naudoti produktą. Mes labai didžiuojamės, kadangi kol kas yra vienintelė piens kompanija, kuri atstovauja šitą produktą pasaulinėje rinkoje. Kol kas kitos kompanijos nėra, kuri galėtų atstovauti omega 11 ir omega 3 produktą. Kuogi ypatingas šitas produktas? Šitas produktas ypatingas yra tuo, kad yra patentuota nauja sudedamoji dalis CETO3, kuri gaunama iš pelaginių žuvų rūšies, tai yra silkės, kurios aptinkamos būtent Šiaurės Atlante. Ir ką daro šita CETO3 sudedamoji dalis, kalbant taip paprastai, tai jinai priverčia gamintis būtent pas mus organizme daugiau omega 3 iš maisto. Iš to maisto, kurį mes suvalgome, šita CETO3 sudedamoji dalis dar padeda pagaminti daugiau omega 3 mūsų pačių organizme. Taigi, pažangi labai yra gamybos technologija, kuri, kaip ir sakiau, užtikrina greitą
apdorojimą ir todėl nėra oksidacijos rizikos. Ir gamybos procese naudojama tik vienos rūšies žuvis. Kas dar įeina į šitą produktą, tai yra omega 11, omega 3, vitaminas D, vitaminas E ir vitaminas A ir ceto3 sudedamoji dalis, kuri yra iš tikrųjų užpatentuota. Ir aš jums pasakysiu, vat šitų vitaminų dabar irgi pastebiu tendenciją, kad ypatingai vitamino A paskutiniu metu žmonėms labai trūksta. Na, aš jų paklausiu, sakau, ar jūs morkas valgot? Tai dažniausiai atsakymas, kad nevalgo morkų. Tai va, tai nežinau, kame reikalas, nu, aišku, dabar jau žiemą gal jos nebeskanios pasidarom, mes anksčiau kažkaip grauždavom tų morkų, gal ir to vitamino A daugiau buvo. Bet ne tik tai tame problema, kaip mes kalbėjome, tai yra dar ir žarnyno problema. Kuogi naudingas šitas produktas? Tai žinot, kad visos omega rūgštys yra širdies sveikatai. Tai yra ir smegenų funkcijai, tai yra nuo visų uždegimų. Mažina visus uždegimus, tai yra ir akių sveikata, tai yra nėštumui labai geras produktas ir, sakykime, kūdikio pačiam vystymuisi geram, taisyklingam. Taip pat tai yra psichikos sveikata ir odos sveikata. Nes jau yra tyrimai atlikti, kad ir mes laukiam patvirtinimų dar dokumentais, kad naudojant omega 11 ir omega 3 šitą produktą yra netgi susitvarkoma su odos problemom, su labai rimtom odos problemom, bet kadangi laukiam patvirtinimų, tai taip negaliu jums dabar užtikrinti, bet jau yra dokumentaliai patvirtinta, kad yra sumažinamas blogojo cholesterolio kiekis ir tikrai žmonėms netgi susitvarko kraujospūdis. Panaudojus netgi vieną bunkutę ir mes turėsime istoriją ir aš jums galėsiu rodyti. Kaipgi vartoti šitą produktą? Vartojimas labai paprastas ir irgi, kaip mes sakėm, valgio metu visi aliejiniai produktai vartoti rekomenduojama po 2 kapsulės, bet jeigu žmogus turi didesnių problemų, sakykime, artritas, uždegiminiai procesai, kaip sakiau, jeigu pas žmogų yra uždegiminiai procesai visame organizme, tai galima netgi dozę didinti iki 4 kapsulių per dieną. Pavyzdžiui, pirmą buteliuką sugerti po daugiau, o paskui jau galima prieiti prie profilaktinės 2 kapsulių dozės. Bet jeigu yra tikrai rimtos problemos su oda, su atmintim arba su akių problemom, arba kaip ir sakiau, dar cholesterolio kiekis arba uždegiminiai procesai, tai pirmiausiai iš tikrųjų reikia dozę padidinti. O tada jau vėliau, kai jau žmogui jau pasidaro geriau, tai galime sugrįžti į profilaktinę dozę. Tiems produktų tikrai nebijokite suvalgyti daug. Jie yra natūralūs ir pasišalins, jeigu per daug bus natūraliu būdu. Ir dabar noriu jums istoriją paleisti, tai buvo Tiens gimtadienyje, labai šauniai pristatė mūsų naują Tiens Omega produktą ir laukia dar jūsų viena istorija gyvai. Dabar žiūrim įrašą. Pasikvietė pasimatymą. Ir pasakoja, kaip jam padėjo Omega mūsų 11. Kelintą buteliuką dėjo? Nuo pirmą buteliuką. Iš tikrųjų, turbūt yra tokia sistema, kaip pasakius, jau mes visi suaugėm, mažamečiai vaikai ir apsilanko pas savo šeimos gydytoją. Tai čia turbūt jau visi tą praeina tą situaciją, aišku, yra mano eilė, kai jau seselė, tai tu metus laiko nebuvai, pasitikink, susidėliok. Toks
tokia yra ta praktika. Vieni dažniau lanko, kiti mažiau ir taip toliau. Ir kaip pagal programą turi patikrinti visą sistemą, kaip pasakius, visas ir užkliuvo kraujo spaudimas. Kadangi tai užkliuvo kraujo spaudimas, jau pradėjom rimčiau dėliotis, jau kardiologas, prasiminimas, prasėjimas ir taip toliau. Atėjo ta eilė pas kardiologą, jau išrašė sistemą stebėti, kiek jau tas spaudimas kelinėje, šokinėje ir taip toliau, taip toliau. Į ką gydytojas? Jau amžius, jau privaloma ir reikalinga ir būtina. Ir taip ta mintis, aišku, kadangi yra programa, jų programa, yra kraujo spaudimo vaistai išrašomi 3 mėnesiam, po 3 mėnesių vėl prasidedi. Iš tikrųjų stebėjau save, rimtai stebėjau. Aišku, kartais išgeriu, kartais neišgeriu, bet iš tikrųjų esmė tame, kad faktiškai save pradėjau stebėti, koks tas yra kraujo spaudimas, kad jo nepadidinti. Ir iš tikrųjų buvo paskaita, atsiradus tą omega-3, omega-11, aš jau buvau nusipirkęs, bet aš jas gėriau, bet iš tikrųjų, kai tai jau pamačiau paskaitą ir būtent pradėjau gerti nuo 11 iki 1. Tai būtent yra aktyvus širdies ritmas. Iš tikrųjų, tai man asmeniškai, o dabar baiginėjau turbūt dieną ir 2 liko tas 1 buteliukas, turbūt, nes panašiai turbūt pradžia ir buvo prieš gerą mėnesį to produkto, turbūt, kai jis pasirodė ir patys buvo. Tai iš tikrųjų nesu turėjęs dar tokia, net ir būna, kad, kaip pasakius, iki to vaikiško 120-80, net yra 115-70. Tai čia yra mano asmeninė tokia praktika. O šiaip jau būdavo, kaip pasakius, aš gal nepastebėdavau, bet jau 160, 100, 180 yra buvęs 100 ir taip toliau. Tai va, iki tokio lygio jisai jau susitvarko. Ir faktiškai, aš jau išgeriu dar, kaip pasakius, tą vadinamą tabletę, bet jau jis gaunas gal kas 2 dieną, kas 3, kitą kartą, bet jau... O kiek geriat omegos? Omegos 1 kartą. 1 kartą. 2 kapsulės 1 kartą. Nuo 11 iki 13 pametą. Jo, būtent. Aš tiesiog gerdavau ryte, tiesiai šviesiai, bet kai pasižiūrėjau paskaitėlę, tiesiog kažkaip ir tada užsifiksavo, kad būtent 11 1, būtent ir tada iškart tiesiog po savaitės pamačiau, kad man atsistojo į savo vietą. Ir dėl ko man taip irgi užkliuvo, kad būtent tiesiog mūsų produktus iš tikrųjų reikėtų labai sutapatinti su visais meridianais. Ir aš šiandieną Loretai padėkoju už dar irgi prieš tai dar buvusi mūsų paskaitą, kai su fosforiu apie detoksą. Iš tikrųjų, ten irgi buvo labai gražiai spalį valandas, tai viskas sudėliota, tai asmeniškai ant savęs pasijutau. Aišku, produkto geriau daug, įvairaus ir taip toliau, tai nėra visiškai, bet, šiaip jaučiuos gerai. Ką darysi, kai atjaunėsi iki sulaikėjimo? Eisiu į smėlę. Tai va, tai čia yra istorija omega-11 ir omega-3, labai smagi iš tikrųjų ir labai geras rezultatas po mėnesio laiko ir kraujospūdis susitvarko ir cholesterolio kiekis, tikrai yra jau patvirtintas ne vienas atvejis, o dabar labai noriu paprašyti gyvos istorijos, pakalbėti apie kitą produktą. Labai prašysiu Rytą pasidalinti apie tą tokį inovatyvų produktą Tiens Beauty Duo. Labas vakaras. Taip, Beauty Duo tai mano yra gal vienas mylimiausių produktų, kurį ir anksčiau, aišku, labai mėgau. Bet labiausiai aš jį pamėgau, kada prasidėjo man problema, žinote, pagal metus jau galbūt ir tas laikas, kada prieš menopauzinės jau laikotarpis, nes jau, kaip sakant, kai tik 50 metų, tai jau ir tas laikas jau čia pat. Tai buvo problema ta, kad pradėjo, aišku, sutrikti ciklas. Ir sutriko taip, kad jo išvis neliko keletą mėnesių ir aišku, kad gydytojai ginekologė pasakė, viskas, čia jau nieko nepadarysi, tokie metai, žodžiu, jau čia
menopauzė atėjo ir čia, aš galvoju, Dieve, da taip norėtųsi būti jaunai, nes, moteris, manau, visos puikiai žinote, kad jaunystė, didžioji ta jaunystė labiausiai išsaugoti galima iki būtent to laikotarpio, iki menopauzės, po to prasidėjus menopauzei vis tiek jau ir senėjimo procesai eina greičiau. Na ir galvoju, ne, palaukit, aš dar labai jauna ir dar noriu, kaip sakant, būti vis dar jauna ir išsaugoti tą grožį jaunystės. Tai aš pradėjau vartoti Beauty Duo pati sąmoningai, aš jį čia ir turiu. Tai vien tam, kad aš puikiai žinau tiems kompanijos produktus ir būtent Beauty Duo dėl hormonų reguliacijos, tai ne tik moterų hormonų, bet ir skydliaukės hormonams. Ir pradėjau vartoti Beauty Duo produktą po 2 kapsulės 2 kartus dienoje. Ir vartojau ne vieną mėnesį, aišku, pusę metų aš tokiais kiekiais vartojau, tačiau man jau po 3 mėnesių grįžo ciklas ir grįžo jisai normaliai, susitvarkė ir ši istorija buvo mano, prieš dabar galvoju, čia buvo užpernai rudenį, žiemą, va taip, tai prieš metus su trupučiu. Ir iki šiol neturiu jokių problemų, vartoju šį produktą, toliau aišku neištisai, padarau tarpus, tada vartojau pusę metų, po pusės metų aš padariau pertrauką keletą mėnesių ir vėl vartoju, tik aišku jau toliau vartoju po 1 kapsulę 2 kartus, nes vėlgi, kaip ir Teresė minėjo, tas produktas ir grožiui, ir sveikatai mūsų, ir būtent moterims aš rekomenduoju, kuriom jau prieš menopauzinis tas laikotarpis, kad artėja pagal metus, tikrai rekomenduoju vartoti, kad neatsitiktų taip, kaip atsitiko man, kad pradeda sutrikti ir atrodo anksčiau laiko atsirasti tos problemos, kur, dar kaip ir neturėtų būti. Šiaip normaliai, jeigu viskas tvarkoje, kiek jau ten skaitosi, nuo 50 jau suvirš 55 metai, tai pageidautina būtų, kad menopauzė ateitų. Aišku, prieš menopauzinis laikotarpis gali tęstis ir apie 5 metus. Tai va, o kitas dalykas, šis produktas irgi labai puikiai padėjo vienai moteriai, kuriai rekomendavau, kada buvo skydliaukės problemos. Jei buvo labai sutrikusi skydliaukės veikla, tai buvo labai aukštas TTH, jeigu TTH norma yra nepilnai 5, ten 4,63 ar kiek ten tiksliai nepasakysiu, bet iki 5, nesiekia 5, tai pas ją buvo virš 50 ir aišku, jai buvo skirtas vaistas teroksinas vartoti jau visam gyvenimui ir kadangi, aišku, pradėjo vartoti, bet jai labai buvo bloga, tai kreipėsi mane, kad patarčiau, kągi daryti, kaip jai su natūraliom priemonėm ar įmanoma, ką padaryti ar vėl. Tai būtent pirmas pagrindinių dalykų buvo, ką rekomendavau, tai Beauty Duo. Buvo ir keletas kitų, kas ėjo prie to ir ji vartojo irgi apie pusę metų, kas 2 mėnesius maždaug darėsi kraujo tyrimus pati, kad pasižiūrėti, ar jai tikrai veikia, ar jai tikrai padeda. Ir kaip sakant, jos nuostabai ir džiaugsmui šis produktas tikrai padėjo, ji iki šiol, tai irgi vėl buvo daugiau nei prieš metus laiko ši istorija, ji toliau gyvena be jokio teroksino, be vaistų, kaip sakant, pagelbėjusi savo su šiom natūraliom priemonėm. Ir jeigu, kaip čia Teresė minėjo, kad įsivaizduoja žmonės, kad tai tik produktas moterims, tai nieko panašaus, skydliaukės, aišku, sutrikimų gali būti ir vyrams. Ir dargi nakvišo aliejus, irgi daugelis įsivaizduoja, kad čia tik moterų produktas. Ne, nakvišo aliejus taip pat yra labai svarbus ir mažinant vyrų impotenciją. Na ir taip pat vėlgi odos būklė taip pat ir vyram yra svarbi ir ne tik moterims, taigi šis produktas būtų skirtas visai šeimai, aš netgi duodu ir savo vaikui, kuriam yra šiuo metu 7 metai, karts nuo karto kaip kraujo gerinimui, nes chlorelė tai yra super maistas, tai yra labai daug vertingų medžiagų ir varis, kurio tikrai labai trūksta, kaip ir seleno, kaip ir cinko žmonėms Pabaltijos šalyse ypač
Tai būtent dėl šių dalykų duodu ir tarpais, kaip sakant, profilaktiškai ir vaikui. Ačiū, Ryta, ačiū tikrai, vat, kad vaikui dar duodi, super, klausyk. Taip, nes tai yra super maistas, o aš, kai darau biorezonanso tyrimą, man būdavo labai įdomu, kelis kartus dėjau žmonėm, kad sąnarių sveikatai. Ir galvoju, kodėl šitas produktas nurodo labai gerai sąnariam. O kai pradedi gilintis į tą produktą, į tas sudedamasias dalis, ką jos atskirai daro, tai iš tikrųjų, nes dabar labai daug žmonių yra su tokiom problemom, tai tikrai ir sąnarių sveikatai šitas produktas puikiausiai tinka. Ir kaip sakiau, nebijoti jo naudoti netgi daugiau, nes tikrai pradžiai nuimti uždegimui reikia produkto daugiau. Nebijokime. Tai gerai, jungiam skaidrės, tęsiam. Matote, ne, ekraną? Taip, taigi, kaip omega rūgštys keičia mūsų savijautą, priminsiu apie tai, ką mes kalbėjome. Tai pirmiausiai, aišku, labai yra svarbu ir būtent Lietuvai yra labai svarbu, tai kad gerina širdies ir kraujagyslių sistemos darbą. Negalit daug gerti, gerkit nors po vieną ir tai jūs savo darysite jau labai gerai. Tai gali būti arba Beauty Duo, arba omega 11 ir omega 3, nes ir ten yra omegų, stiprina imuninę sistemą, labai puiku, kad visi produktai stiprina, mažina uždegiminius procesus, sąnarių ir jungiamojo audinio sveikata, čia ir vienas ir kitas produktas tai daro, reguliuoja hormonų pusiausvyrą, kaip jau Ryta ir sakė, iš tikrųjų, kol yra tas ciklas moterims, tai moteris skaitosi jauna. Rytuose, kaip žinote, moterį menopauzė ateina 70-80 metų. Jie tokios nesupranta problemos, kaip pas mus menopauzė. Jie PMS, jie ten tokių dalykų nežino. Jie ten naudoja labai daug omegos įvairios, žinot, kad ir su maistu galima gauti, riebias žuvis valgyti ir taip toliau, bet mesgi susiduriam su ekologija, o tam yra tikrai labai inovatyvūs, labai superiniai produktai. Odos ir plaukų nagų sveikata, dabar tikrai labai daug žmonių skundžiasi ir oda, ir plaukais, ir nagais. O dar mes ir plaukus dažom, dar juos alinam, dar ir nagus dažom, lakuojam, tai mes prisigalvojam viską. Tai į pagalbą ateina papildai. Taip, nervų sistema ir emocinė būsena labai yra svarbus dalykas, tikrai nesutiksit su manim. Gerėja smegenų veikla ir koncentracija, tikrai gerėja atmintis, regėjimas ir labai svarbu, kad koncentracija ir vaikam, ypatingai vaikam, tikrai labai reikia tos koncentracijos. Energija. Tai dėl ko dabar tikrai labai daug nusiskundimų, tai mes galim pagelbėti ir žinoma medžiagų apykaita. Tikrai ir tvarkosi ir medžiagų apykaita. Aš čia dar specialiai paėmiau vieną tokią skaidrę iš paskaitos, kur buvo apie žiemą. Ir noriu jums parodyti, kad čia įeina irgi žiemai reikalinga omega, nors jau visai čia pat pavasaris, tai gal jums bus priminimas, kokių produktų dar reikėtų pagerti. Dabar tai ir kalcis, tai ir ikanas L-rejuvenation extra, omega 11, omega 3 ir fermentas Q10 su kvercetinu. Ir nebereikalo čia jums šitą skaidrę, aišku, yra, kadangi mūsų kompanija mumis rūpinasi ir netgi padaro nuolaidų rinkiniams, būtent reikalingiams produktams. Tai kalcio ir omega 11 yra
nuolaidą. Tie, kas esat distributoriai, kurie turi tiems lojalumo korteles, tai jūs turi dar didesnę nuolaidą. Tai va, o šiaip naujokam tai yra 20%. Tikrai geras pasiūlymas. Tai kalcio dėžutė gaunasi dovanai. Tai kad omega ir kalcijų pasiemat kaip ir dovanai. Panašiai gaunasi. Tai va, ir tiems Beauty Duo puikia nuolaida. Pasižiūrėkit, galima sutaupyti perkant šitą produktą dabar iki vasario 28 dienos, bet paskubėkite, aš tai visada sakau, paskubėkite įsigyti laiku, nes paima akcija ir pasibaigia. Sakykime, sandėly pasibaigia produktas. Tai vat, jeigu jūs norit šito produkto arba kažkam norit padovanoti, jam ar jai, nesvarbu kam, tai 30% nuolaida. Čia yra paskaičiuota naujokas, kad sutaupo nuo 17 eurų, bet jeigu jūs, kaip ir sakiau, esat tiems distributorius, turit savo nuolaidų korteles, tai jums nuolaida yra dar didesnė ir turėti atsargoje. Aš manau, jūs supratot, kad turėti šitą produktą atsargoje tikrai verta. Ir ypatingai su tokia puikia nuolaida. Ir dar labai gera galimybė esamiems distributoriams, tie, kurie jau turi iš anksčiau korteles, ne šį mėnesį įsigiję, o tie, kurie anksčiau. Jeigu padarote tam tikras sąlygas, tai nusiperkat produktų virš 300 privalomų taškų, ne? Jūsų privalomi pirkimo taškai plus 300 PV. Jūs gaunat už 30 euro centų šitą nuostabų, nerealų produktą, kuris, kaip girdėjote, labai nuo daug ko yra. Pasinaudokite ir šituo pasiūlymu. Visai šeimai priperkat produktų ir gaunasi plus 300 ir 30 centų gaunasi jums nuostabus produktas, kurį labai ramia sąžine galėsit sunaudoti arba kažkam dovanoti. Ir naujokams, aišku, yra dovanos, kompanija tikrai mumis labai rūpinasi, kaip tapti naujų narių, tai aišku, yra geriausia susisiekti su žmogum, kuris jūs šiandien pakvietė į šį webinarą, nes tas žmogus jums patars, kaip geriau, ką geriau nusipirkti, kad gauti visas dovanas. Prisiregistruoti galima atsisiuntus programėlę į telefoną Vishier tiems, tai yra tokia programa. Labai paprastas, lengvas registravimas, kuris nekainuoja, o nusipirkus už tam tikrą kiekį produktų, tų, kurių jūs norit, jūs dar gaunat dovanų. Aišku, kuo didesnis pirkimas, tuo didesnės dovanas. Taigi, labai rekomenduoju pasinaudoti dar iki vasario 28, bet dėl akcijinių produktų, aš sakau visada, laiku apsipirkite, jeigu jūs tikrai norite to produkto, nes akcija yra toks dalykas, kartais baigėsi. Tai va, taigi aš jums linkiu stiprios sveikatos, vidinės ramybės ir daug energijos kiekvieną dieną. Tegul kūnas būna stiprus, mintys šviesios, o širdis kupina džiaugsmo. Su artėjančia Valentino diena, su artėjančiam šventėm. O aš jeigu trumpai dar, Teresė, jeigu leisi įsiterpti, dar norėčiau pasakyti apie omega 11, kaip parodėjai, tai norėčiau pasidžiaugti, nes turiu žmonių, vartotojų, turiu draugę irgi, kuri labai reikėjo omega 11, nes pradėjo problemos daryti su kraujo spaudimu. Aišku, jinai tuo momentu nusipirko, irgi atrodo geros kompanijos omega 11 ir jinai man rašo žinutę ir sako, siaubas, negaliu gerti, kyla rūgštis baisiausiai, išbandžiau jau tipo ir vaistinėje pirkta ir jau ne vaistiniai. Sako, nežinau, ar čia tiems kompanija palauk turi, neturi omega 11, sakau, turi, bet negaliu, sako, išvis gerti omega 11, žiauri kyla rūgštis. Tai ji kaip tik atvažiavo manęs pasveikinti su gimimo diena čia pabaigoje metų ir
aš jai daviau keletą kapsulių, sakau, na tu pabandyk, sakau, ir pasižiūrėk, aš nežinau, sakau, šiaip tai aš pati žuvies išvis nevalgau ir irgi gyvenime yra tekę ieškotis, na, man tai tiesiog nerūgštis kildavo tas žuvies skonis, prarytas kapsulės ir pusę dienos tas žuvies skonis, aš labai nemėgstu žuvies, tai man buvo vargas, sakau, man su šiomis tikrai nėra jokių problemų, visiškai. Na ir jinai pabandė, vat noriu pasidžiaugti tuo, kad sakė tikrai jokių problemų. Sakė, nes aš jau jai sakiau būtent tik valgio metu vartoti. Jinai sako, eik tu ir nevalgys išgėriau ir vis tiek jokių problemų. Tai taip, kad reiškia dar vienas puikus dalykas. Ačiū, Rita. Taip, iš tikrųjų, tie, kas negali valgyti žuvies arba vat, ir negali kitų omegų gerti, šitą produktą puikiai naudoja ir tikrai nei rūgštys kyla, nei žuvim atsirūgsta, tikrai tas yra. Taip, gal kažkas turite klausimų, galite įsijungti mikrofoną arba parašyti. Taip, Genovaitė dėkoja. Taip, čia puikios istorijos, tikrai ačiū labai Ritai, labai smagu, kai gyvai vat, kas nors įsijungia ir papasakoja istoriją tikrai. Taip, ačiū už širdeles. Mielieji, primenu, kad kiekvieną pirmadienį vis kažkokia įdomi tema, įdomus lektoriai, tai tikrai kviečiu pasižymėti 19 valandą ir jungtis pirmadieniais, kviesti savo draugus pažįstamus ir kartu sužinoti vis daugiau ir daugiau, kad paskui mes galėtume su kitais pasidalinti va tokiom puikiom istorijom. Taip ir eina reklama iš lūpų į lūpas. Taigi, gero jums vakaro, būkite sveiki, naudokite mūsų produktus, iki kitų kartų. Ačiū.